revoliucija Vilniaus barikadose pristatymą. Aš manau, kad jūs šiandien patirsit gražių, malonių akimirkų, kadangi visi planuoti svečiai. Prašau visų atsistoti. Aš noriu padėkoti, kad štai tas knygos pristatymas vyksta Marijampolėje ir tarsi prasideda mūsų renginių ciklas skirtas tiems kruviniems įvykiams paminėti Marijampolėje. Aš tikiuosi, kad ir štai čia gausiai susirinkę marijampoliečiai aktyviai dalyvaus. Ir matau, tai čia jums rašote 100-tomės Lietuvos valsčiai. Linkiu, kad greičiau atsirastų apie Marijampolės valsčius knygas ir kad jūs galėtumėt jas čia Marijampolės bendruomeniai pristatyti. Ačiū, kad atvykote. Linkiu visiems malonaus buvimo. Lietuvos sąjūdis perskrido. Ir iš tikrųjų, tai laikas, ta vadinama dainuojant revoliucija, kaip gerbiamo Juozo Gilbainio knygoje. Šiuo metu lietuvių tauta pabudo. Tai buvo tas toks ypač svarbus laikas, kada tu turėjai pataikyti tiesiog. Ir lietuvių tauta pataikė. Ji susitelkė iš visų jėgų ir griežtai pasakė taip. Griežtai pasakė taip, tai svarbus, senas, jaunas. Turi dėl ko didžiuotis. Ir iš tikrųjų, Vytauto Landsbergio žodžiais, Lietuva turėjo tiesiog fantastinį paveikslą pasaulio akyse. Tai buvo tauta, kuri prieš tankų ir specnazų diktatą pasakė, kad tai yra net ne auka. Auka yra tų žmonių, kurie žuvo. Auka yra tų, kurie buvo sužeisti. Auka yra jų šeimų, kurie dar dabar... Ir kad mes sužinom 2 valandą nakties, kad prie bokšto žuvo žmonės, į 3 valandą nakties jau buvo 7 žmonės sutraškyti tankais. Tai nuotaika buvo nekokia parlamente pačiam. Pavyzdžiui, mirties baimę gali apsakyti psichologai, kaip vyksta pa žmogų, kokie reiškiniai vyksta. Ir kiekvienas dabar mes čia sėdintis galvojam, kaip aš elgčiausi tuo metu, kaip prieš tave atsuktas automatas į kaktą, kaip tu elgtumės, ar tu toliau būtum drąsus, ar tu suskystum. Tai čia ne vienas negali atsakyti, kol taip nebūtų. Bet noriu pasakyti, kad sausio 12 naktį buvo labai baisus dalykas. Kunigas Grigas tuo metu labai šaunus ir labai drąsus vyras, labai smulkus tuo metu buvo. Ir aš galvoju, dar gerėdamasis jo drąsa, galvoju, iš kur tokie vyrai pas mus Lietuvoje. Atrodo, siaurų petukų žmogelis kalba gražiai, be keiksmažodžių. Ir va, iš kur pasiekti drąsos yra. Jisai nieko, jis kalbėjo tada, ką reikia. Žmonėm ramino visus. Vyrai, nenusiminkit, kad nebus 40 metai, kad Lietuva be šūrų pasidavė, kad bus tikrai pasiaukoję tie žmonės, kurie, kad tikrai bus aukų ir bus istorija, galų galia rašoma puslapis, kad parlamente mūsų buvo žudyta žmonių, tik tokiu būdu jie galėjo paimti. Ne taip, kad apsisukti ir išeiti. Dabar privaloma karinė tarnyba karys ir pirmosios dainos buvo sukurtos kaip tik vykdant ar sargybą, ar kažkokį... Gal užveršia gyvenimo knygą, mylėti linkiu aš visiems, gyvenimu džiaugtis kasdieną. Žinau, kad daina sukurta iš širdies, su širdis pasiela. Prie televizijos bokšto, parlamento, radijo ir televizijos rūmų Kanarskio gatvėje. O specialiai, pakelkit ranką, kas 90-91 metais ar buvo bent kartą nuvažiavę Vilniui prie tų saugomų objektų. Nu tai nemažai, jeigu vaikai ten, kur tėtis ir mama iš darbo išėję bėga, žodžiu, visi jautė, aš nežinau, kaip čia jaunimui pasakyti, jautė pareigą, kad reikia kuo daugiau žmonių susirinkti. Kuo daugiau
jie sustoja eilėmis aplink radijo ir televizijos bokštą arba prie parlamentų, kuo daugiau stovės, tai niekas nedrįs tankais pulti. Ir jų įrašytas viskas sužinojau, kad Regina Lukoševičienė mirė. Arba kokį kitą jaunimui galbūt, kaip kiti kalimynė. Ir nevažiuokit niekur. Ir visados būkit čia Lietuvoje ir dainuokit tą smagią dainelę. Man nereikia į Rusiją, man nereikia į Airiją. Arba man nereikia į Airiją, man nereikia į Rusiją, jeigu mano meilė kitoj gatvės pusėje. Būkit sveiki ir laimingi. Prašau, jaunimo išklausykit. Jie lindi dvokiančiame savo metale. Jie nori visus suguldyti po tankais. Bokšto viršūnėje šventas Kristoforas laikė dar gyvą vėliavą. Ji buvo viskam pasiruošusi. Mes už laisvę ir taiką. Mūsų mintyse amžiais išliks laisvės troškimų vėliava. Bet ši popietė iš tikrųjų tai yra didelis, gražus, šviesus ženklas apie tai, kad yra mumise tas jausmas, yra stipri tapatybė su savo valstybė, yra tautos laisvės jausmas. Todėl labai dėkoju visiems čia dalyvavusiems už tą dėmesį, už netokį komfortabilų buvimą, bet be galo didelį susikaupimą. Be abejo, dėkoju leidyklai ir kadangi man čia slysta iš rankų, tai noriu visą tą pundelį apie dar vienas ženklas, mes kartais tą tėvynę mylim, tik čia ne vieno pranešėjo buvo sakyta, kažkokiam ypatingom progom, kur gresia katastrofa, mes išreiškim vienus veiksmus. Kitą kartą mes mylim savo kūrybą. Tai čia keletas pundelis mūsų kūrėjų, marijampoliečių kūrėjų leidinukų. Dėkoju taip pat pranešėjams, o labiausiai noriu padėkoti be abejo knygos autoriui, ponui Juozui, už tą didelį, atsakingą ir labai savalaikį darbą, už tą knygą kūrinį. Leidyklos vardu noriu padėkoti Jums, Marijampolė, už šitą šiltą priėmimą, nes tikėjom tikrai, kad žmonių daug susirinks. Kadangi leidyklos didžiausias yra darbas, tai Lietuvos monografijos, mes bibliotekai norime teikti pradžiai porą tomų, o aišku, lauksim, kada pasirodys Marijampolės valsčiaus monografija, kažkada pasirodys. Ir tada vėl atvažiuosim su kitais pristatymais. Va, prašau. Ir visiems kitiems, kurie čia šiandien buvo. Ir prisidėjo, kad jų mokiniai būtų geresni ir patriotiškesni. Linkėjimas man, jūs žinai, nes čia žinai, pagal šios dienos temą, kas reikia, reiškia jaunimus prisiminti ir kad skaitys, ne?